Sveiki, mes ir vėl susitikome Gyvenk sveikiau su manimi kanale. Ir šiandien mes turime didžiulį maisto holą. Iš tikrųjų, buvau trijose parduotuvėse Prizmoj, Rimi ir Lidle. Žodžiu, bendras maisto holas gavosi, pasižiūrėsim, apie 140 eurų. Bet ten buvo dar tokių kelių prekių, tai kažkur apie 120 eurų, tai bus truputį toksai didesnis. Žodžiu, prieš šitą maisto holą noriu kai ką pasakyti, kad mano produktai, tai, kaip sakant, nėra, kad čia pagalvokit, kad aš čia valgau vien virtą vištą ir agurką su pomidoru. Tai aš irgi esu žmogus ir irgi ieškau sveikesnių variacijų. Taip kad žiūrim, ką turim. Tai va, prekės išmėtytos, taip kad trauksiu ir matysim. Taip, pirmas dalykas. Pradėkime legendiškai nuo špinatų. Špinatai. Jau ketvirtas maisto holas, jeigu neklystu, ir kaip visą laiką mane lydi špinatai. Tikiuosi ir jūs valgot, nes tai yra superinė daržovė, lapinė, ne, lapai, salotos. Tada salatytės, vėl tokios žalios gražios salotos. Aš kaip visą laiką ant to pasinešus, taip kad salotas čia yra būtinas dalykas. Porą bananų. Vaisius valgome pirmoji dienos pusėje. Tada čia yra iš Lidlo tarkuotas mozarelos sūris. Sakiau jums, kad Lidle jis man atrodo pigesnis, bet aš nežinau. Euras 30 iš tikrųjų, tai ar į salotas įsidėti, ar dar kažkur, ar į tas pačias tortilijas, kur gaminu, tai iš tikrųjų labai patogus dalykas. Tada čia yra iš Lidlo, jau esat matę konservuoti smulkinti pomidorai. Darysiu tokį troškinuką, nes mama man čia atvežė visokių tai moliūgų. Tai jau jūs matėte, kaip aš troškinius darau. Cukinė, ūkiškai viską sumetu ir, žodžiu, ir įsitroškina ir labai skaniai gaunasi. Taip, tada turime lašišos. Viena sūdyta, kita šaltai rūkyta. Kažkaip tai užsinorėjau kažkokių tai sumuštinukų, tai ant trapučių su lašiša bus super. Ir dar dabar turiu tokį naują atradimą, ką galima, pavyzdžiui, vietoj sviesto užsitepti. Kur čia? Yra toks lygtas sūris, lapinkiau. Čia pamačiau už tokias merginas, kuri irgi užsiminėjo, šiuo metu, kuri ruošiasi varžybam, tai mačiau ją naudoja, tai pabandžiau ir aš. Vienam sūriukė yra 35 kalorijos. 2 gramai riebalų, angliavandenių, žodžiu, labai gera sudėtis ir iš tikrųjų labai faina pasigardinti, pavyzdžiui, pasiemat traputį, užsidedat, pavyzdžiui, tą sūrį ir lašišos pomidorų. Turėtų būti skanu. Dar nebandžiau, bet žinau, kad bus skanu. Tada, čia yra saulėje džiovinti pomidorai. Šiaip nusipirku vieną šitą stiklainį, ilgam man užtenka. Tai kada nors, bet kokiam salotom ar kažkokiam patiekalui, tai kodėlgi netiesa. Tada tradiciškai valė varškytės iš Prizmos. Aš visą laiką valgau kakavinės, nes bananės ir ananasinės man nelabai. Tai aš visą laiką pasilieku ties kakavinėm, jų yra 4. Tada čia yra iš Lidlo liesa varškė. Žinau, kad ten sako, naudokite ten normalaus riebumo varškę, bet aš naudoju liesą, nežinau, nematau aš problemų. Taip, kad man tinka ir patinka, o jūs galite valgyti kokią norit. Tada pupelės. Čia, kur matėt mano tortilijas, tai aš faršą pakepinau su pupelėm. Ir, žodžiu, ir labai čia viskas gerai gavosi. Labai, visą laiką nusipirku iš tikrųjų, kad būtų šaldytuve. Tada, kadangi turiu svečių, tai mes turime čia tokį karštai rūkytą viščiuko broilerio filė. Irgi ant trapučių užsidėti tikrai nieko, kai kažko užsinori ar kažkokių sumuštinukų, tai paspjausti ir tai ir valgai ir viskas su tavim gerai, kaip sakant. Tada tradiciškai alyvuogės. Toliau poraistės jogurtų. Irgi standartiškai. Naujas irgi mano atradimas kokosų pienas. Tikiuosi matėt mano receptą. Daržovės, patroškinom su krevetėm ir patroškinom ant galo kokosų pienę. Skonis tobulas. Tada čia yra karštai rūkyta kalakuto krūtinėlė. Šiaip tai sakau, aš neperku apdorotos mėsos, ne, bet turim svečių, turim kam daryti sumuštinių. Tada yra marinuoti agurkėliai. Šį kartą šitą sūrio nusipirku, jeigu būnu Lidle, kad būtų visą laiką, jeigu kažkoks su draugiam vakaras ar šiaip nori paskaninti gyvenimą, tai kodėlgi ne.
Tada sūris Athlete Light. Man patinka. Aš ilgai jos naudoju, ta prasme, bet čia toliau varškytės, bet tikrai nesu prieš. Ir tada yra pomidorų pastos. Kartais irgi gerai įdėti kokius troškinius. Tada palaukit, pamiršau išimti iš kameros, nes parduotuvėj buvau vakar, o šiandien darau. Gerai, ką mes turime kameroj? Kameroj. Žodžiu, atsinešiau tai, ką pirkau kamerai. Taip, švieži viščiukų broilerių ketvirčiai. Vienas pakiukas. Šviežiai pjaustyta krūtinėlė kalakuto, dabar Lidle 2,50, jau tokie kaip kepsneliai. Tai 2 tokios pakuotės. Ne, palaukit, ne 2. Čia dar švieži viščiukų broilerių ketvirčiai ir čia dar 2 pakuotės tos krūtinėlės kalakuto. Dabar aš nusipirkau grilių, kaip matėte, ir tenai kepu, žodžiu, ir man labai patinka, tai ypatingai kalakuto krūtinėlės, kai gaunasi. Tada toks daržovių mišinys Workworks. Pabandysiu, niekada nesubandžius. Tada standartiškai mano šalytos daržovės. Čia yra mano mėgstamiausias, jas perku Prizmoj. Ir čia yra, ir čia yra jų visas maišas. Taip, pasidarykime jovalą vadinasi. Tada porą pakelių krevečių. Krevetės dievai. Galėčiau jas valgyti ir valgyti šiandien. Toliau. Iš Lidlo standartiškai už 2,80, man atrodo, 30 kiaušinių. Family pack, kaip sakant. Tada krūva žemės riešutų. Irgi pasigardinimai. Tada anakarčių riešutai. Toliau. Standartiškai kokos pienas, ar ten ryžių gėrimas, ten kaip kam. Lazdynų gėrimas. Ir mano naujai atrastas, ten turbūt daug kas bandėt, Soja Light. Čia yra, kas pas mus čia yra, čia yra kaip sojų toks pienas, man jisai visai patiko, iš tikrųjų, aš jau būna avižas užpilu, jeigu ir te valgau, tai visai skaniai. Tada svogūnčikai, tada standartiškai kiaušinių baltymai, žodžiu, dabar vėl vadinasi apsikuiskim, tai kiaušinių baltymai. Juos naudoju, jie atskirti nuo trynių labai patogiai. Tada grybai, tada pomidorai salotas ir dar jau šaldytuvą įdėjau yra slyviniai pomidorai, tiesiog taip kažkur dėti. Nes salatytės, tai aš mėgstu tokius mažiukus. Taip, toliau. Pilno grūdo tortilijos iš Prizmos, 2 pakeliai, kažkur dar vienas yra. Labai skanios. Tada dušo želė standartiškai. Na, jūs turbūt pastebėjote, kad aš dušo želių turiu labai daug. Tai tada, čia yra pirmą kartą iš tikrųjų pirkau, tai va čia ant kokių sumuštinukų kukurūzų trapučiai su linų sėmenimis. Irgi Prizmai pirkau, nežinau, tegul būna, gal kada nors susinorėsiu ko nors. Tada juodieji pipirai, nu čia jau, kaipgi be juodų pipirų, ne? Tada basmati ryžiai, tada pilno grūdo makaronai. Šiaip sakiau, kad šitas retai vartoju, tai va, tai turiu dar ir spagečių ir tokių turiu, bet gal paimsiu dar, nepakenks. Tada avižiniai dribsniai, pilno grūdo avižiniai dribsniai. Žodžiu, čia pirkau ir į Mekę. Ir aš jums nekartą kartau, avižinius dribsnius aš maluosi pati. Tada šlapius rietėlis iš Lidlo, čia į mašiną pirkau. Tada kava, kurią geriu aš. Nu, aš jums sakiau, aš geriu tokią kavą su saldikliu ir su savo tais pienais. Tada ateina ruduo, turim krūvą pėdkelnių. Ir įmėjau moteris įmedžin pėdkelniam 40% nuolaidą. Ir tada mes turime spangolės, džiovintos spangolės. 249 kalorijos, bet čia pasigardinimui tikrai geras variantas. Tai va, viską parodžiau ir labai greitai. Fantastika. Dabar taip, kokios naujienos mano gyvenime. Čia kažkas manęs klausėt, kokią pudrą naudoju, tai aš naudoju šitą. Man jinai labai patinka, aš ją daug metų naudoju
ir kol kas vis neprisirašiu pabandyti kitokios, būtent savo. Skystas muilas, čia irgi ne tema, ne prie maisto holo. Tada taip, naujienos. Iš papildų pasaulio riešutų sviestas, bent jau kai aš pirkau, buvo ne 12 eurų, o 5 eurai. Jisai, žinokit, nėra toks saldus. Tokia labai įdomi tekstūra iš tikrųjų. Tai kam patinka, tai tikrai rekomenduoju, galite pabandyti. Tai va, ir ką, ir viskas. Prašau, visi pinigai, nusiubas kažkoks. Tai va, dabar tokį trumpas pridėjimas prie maisto holo, kadangi vis tiek pasimatom, kuo toliau, tai taip, kaip sakant, retyn, nes artėja atostogos, tai norisi trupučiuką atsipalaiduoti. Tai dabar apie tas prekes. Kur sumuštinukai, kur viskas, tai valgykite pusryčiam, ten trapučius, tarkim, su lašiša, ten su pomidorais, avižinė košė, tokius produktus kaip makaronus, ryžius, vartokite iki pirmos dienos pusės, jeigu norite atsikratyti kažkokią tai svorio, ne? Kiaušinių baltymai, tai čia, sakau, išties labai patogus dalykas, kas kepate mano ten, pavyzdžiui, blynus arba dažnai atskirinėjate trynį. Kalakutieną labai patariu, kam jau atsibodo ar įgriso vištieną, tai superinė mėsytė. Tada šitą būtinai pabandykit, kas nesat bandę, tikrai žiauriai, žinokit, aš paimu šitas daržovės, kurios yra, tas, kur rodžiau prieš tai, kur mano pačius mėgstamiausios, šitas daržovės, į wok keptuvę įdedu vieną pakelį, įdedu vieną pakelį krevečių, pakepinu, įdedu prieskonį ir po to pusę. Aš viso nepilu, tai kažkur va tiek. Ir patušinu keptuvai. Nu, žinokit, skonis. Tarp kitko reikia šiandien turbūt pasidaryti. Nes, pavyzdžiui, šitose yra šiek tiek ryžių, bet aš vis tiek valgau ir vakarienį ir viskas labai gerai. Tai žodžiu, tai va, tai tokie skanumynai manęs laukia ateinančios, nu dabar jau kokias porą savaičių, tai tikrai nieko nepirksiu. Tai va, ir dar apie tai, ką kalbėjau pradžioje, tai taip, aš perku tai, ką aš valgiau svorio metimo laikotarpiu, todėl tą patariu valgyti ir jums, jeigu ieškote kažkokių tai naujų produktų. Labai man patinka Valio varškytės mano išgirtos, šitas naujas sojų pienas iš naujienos ir šitas grožis man labai patinka. Kažkas čia rekomendavo ant troškinių dėtis įsilydį, tai lydžiausi, buvo super. Tai ką, likiu valgyti tada, toks ir buvo mūsų šitas maisto holiukas. Viso!